Net ir be 4 lyderių – Silveno Francisko, Mozės Avraito, Ąžuolo Tubelio ir Nigelo Williamso Goso žaidęs Kauno Žalgiris vakar 5 taškų persvarą pranoko Vilniaus Rytą. 73 iš 75 Žalgirio pelnytų taškų surinko lietuviai, daugiausiai 17 pelnęs Edgaras Ulanovas. Žalgirio kapitonas sako, kad gili komandos rotacija verčia vertinti galimybės pasireikšti. Mums yra didžiulė konkurencija Eurolygoje gauti tų minučių kažkiek, nes turim savo lyderius ir panašiai, tai pats didžiausias malonumas tokioj atmosferoj, tokioj salėje žaisti, kai daug žmonių palaiko varžovą priešiškoje atmosferoje ir kai tu gauni šansą, tiesiog smagu ir sakau, džiaugiuosi ir pats, bet ir džiaugiuosi ir už kitus. Vilniaus Ryto krepšininkams Lietuvos krepšinio lygoje tai antrasis pralaimėjimas paeiliui. Gegužės 7 vilniečių laukia FIBA Čempionų lygos finalo ketvirtas Badalonoje, bet iki jo net 5 LKL rungtynės. Marčiulionis sako, kad belaukiant Čempionų lygos lemiamų kovų būtina išlaikyti susikaupimą vietinėme fronte. Toks mūsų darbas, jeigu esi profesionalas, tai tu privalai ir žaidi prieš Žalgirį ir prieš LKL, tu turi eiti pilnai susikoncentravęs, nesame mes tokia komanda tiek talentą turinti, kad galim vieną koją nuvažiuoti ir žaisti prieš komandas. Tai manau, kad pavyks to susitvarkyti ir eisime į visas tas varžybas LKL 100% nusteikę su tikslu laimėti. Kauno Žalgiris jau užsitikrinęs pirmą vietą reguliariajame sezone. Vilniaus Rytas yra antras, tačiau tiek pat pergalių yra iškovoję ir Klaipėdos Neptūno bei Šiaulių krepšininkai. Šios dvi komandos vakar vakare susitiko Uostamiestyje. Pergalę ten 98-83 iškovojo klaipėdiečiai. Neptūno treneris Gediminas Petrauskas pabrėžia, kad jo auklėtiniams netrūko noro atsitiesti po nesėkmės prieš Kėdainių Nevėžį. Svarbi pergalė turnyrinės lentelės prasme, svarbi reabilituotis prieš savo fanus po paskutinių rungtynių, svarbi emociniai mūsų komandos būsenai ir pasitikėjimui. Tai labai daug tų svarbiųjų, vadinkim, faktorių šiandieną buvo ir aš labai džiaugiuosi, kad pavyko šiandieną laimėti. Šiaulius šis pralaimėjimas stumtelėjo į 4. poziciją. Klubo treneris Darius Songaila pasigėdo krepšininkų motyvacijos tokios svarbos rungtynėse. Atėjom nenusiteikę, nepadariau savo darbo. Tuo prasme, labai jaučiuosi nusivylęs ir savim, savo stafu, nes tikrai nepadarėm to darbo, kad nuteikt komandą, kad atvažiavus čia tai bus. Ir pradedant ketvirčius, nueinant į tokias duobes yra ir sunku. Ir man reikia pagalvoti truputėlį tada geriau apie tą prieimą prie tokių varžybų, tokios svarbos varžybų, kaip geriau būti ir kaip tą komandą, duoti komandai tai, ko